Ir visiems iki su jumis Justinas ir šiandien aš pradedu projektą Laisva Teletabija, kur aš turėsiu praeiti kiekvieną lokaciją survival mode Atlantis 3. Tai bus sunku, nes bus bossai, 11 su monstrais, seilė su monstrais ir žodžio bus sunku. Tikiuosi jums tai patiks, nes jeigu ne, tai aš kelsiu kasdien po vieną video, tai užtruks apie mėnesį. Jūs tai suprantat? Ladno. Tai gerai, o mes einam toliau. Let's go. Ir dar, aš truputį panašu prisirgau, todėl pas mane gali būti truputį problemų. Mėliu su balsu, jūs nekreipkite dėmesio. Tai kodėl aš iš vis nusprendžiau padaryti šitą video? O iš to, kad aš neseniai atsisinčiau Slendytubus ir pradėjau žiūrėti videos apie jį. Tai man labai patiko ir aš pradėjau žaisti. Ir ypač man patiko survival modas. Todėl aš pradedu projektą Laisva Teletabija. Per šitą projektą aš turėsiu perėti visas šitas lokacijas, kartuojusi jau, ir nugalėti 11 kart beveik 30. Tai maždaug 300 eilių su monstrais, apie 30 bossų, ir dar kažkiek tai neįprastų eilių. Žodžiu, bus įdomiai. Šiandien pati pirma pagal eilę mums padėta lokacija Cape. Aš žaisiu easy modį, nes man apskritai sunku kol kas. Gal ateityje aš darysiu ir praeidinėsiu sunkesnius. Bet kol kas bus easy modis. Let's go! Ir dar, šitam video bus labai daug muzikos nuo Zero Works. Nes kiekviena eilė į monstrų suprantu savo dainą. Tiksliau keletų dainų, keletą eilių turiu. Todėl jūs galite klausyti jam ir žiūrėti, kaip aš naikinu visą tai. Paraleliniai aš su jumis kalbėsiu. Ir dar norėjau jūsų atsiprašyti, kad pastarėjais tikriausiai 2 jau mėnesius, jeigu nedaugiau, jūs negirdėjot nei karto mano balsą, nes aš tiesiog norėjau žaisti Sonic Roboplastą. O jeigu tu žaidži Sonic Roboplastą, aš manau, arba obzorą reikia daryti, arba filmuot be garsų. Bet nesijaudinkit. Dabar aš bandysiu daryti daugiau video su mano balsu. Jūs tikriausiai jau nerimaujat, kame reikalas, kodėl aš neleidžiu video su savo balsu. O va, kodėl? Tiesiog norėjau kitas temą filmuoti. Ladno. Šiaip įdomi lokacija, šitą Cape. Vandeninė tokia. Puikia vieta gyvenimui būtų. Na. O dabar atsirado mano nemėgstamiausi mobai, granatininkai. Kaip aš jų nekenčiu dėl jų to mėtymo. Kodėl? Pavyzdžiui, aš užlipu ant tapinio, tie turi liptis paskui mane ir aš galiu juos atšaudyti saugiau, tai žodžiai yra. O jie tiesiog tave uždaužys su neblogo tokiu dėmesio.
Prie to pačias granatus, o ne šuviniai. Arba... O, žiūrėkit, ir pirmas mini-bossas. Taip, kiek atsimenu, jų tikriausiai bus apie 3-4 iki pačio bosso pagrindinio. Nors čia bus bossai, o kai kuriuose kitose lokacijose tai bus fazės bossų. O kažkur tai bus 2 bossai per vieną. O kažkur tai bus dar viena papildoma neįprasta, taip sakant, linija. O žodžiu, bus daug įdomaus ir skirtingumo. O to aš čia tempiu gumą. O tempti gumos nereikia. Liek visi suprantam tai. Nors šie video bus tikriausiai ant pusvalandžio kažkur tai. Gal net reikia tempti gumą? Nežinau. Gal ir nereikia, gal ir reikia. Tiesiog ant šilo būsiu. Ladno, manau užteks. Patrodo. Persikraunam viską, kas yra. Tak, ladno. Skip. Let's go! Šį kartą bus 50. Šitoj linijai bus 50 priešų. Nu, tikiuosi bus lengva. Nors kažkur tai su kajelį sunkumas prasideda tik nuo 7 gal. Nes iki tol aš išvis nejaučiu. Nors gal truputį ir jaučiu, bet nelabai stipriai. A, ir dar. Aš noriu paklausti jūsų, ar jums patinka apzorai? Nes aš turiu minimaliai idėjas apzorams. Artimuoju laiku, manau, man bus pakankamai galimybių, nes aš dabar tiesiog banaliai nežinau, kaip daryti, bet greitai išmoksiu. Todėl galėsiu daryti jums ir apzorus, ir azbučius. Todėl noriu paklausti, ką jūs mėgstate žiūrėti? Ar tiesiog va taip, kur aš besim, iš papildomų dalykų, tiesiog pagal tikėjimą judu ir kalbu, ar jums visgi norisi kažko tai labiau suformaluoto ir aptikrintų, sutikrintų. Nes man labai įdomu, kokie kontentą jums reikia daryti. Man realiai įdomu. Todėl prašau, rašykite komentarus, a? At kažkaip tai nerašot. Šiaip truputį liūdna, kad nerašot. Bet aš jau verkti pradėjau. Va ir bus bossas. Let's go! Liepamam namų. Normaliai. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Nu kodėl jie plinda į tą virtinį aukštą? Kai kurie atgalo tai va. Nežinau. Bet šiaip čia saugiau. Nu išskyrus granatininkus jie. Man atrodo ir čia mus gali pagauti. Nors ant viršaus jau to aukšto šito pastato yra. Kažkas tai tikriausiai. Dar reikia dar atsargiau, tai jeigu dar bus bagas, kad aš negalėsiu bėgioti, tai šis bus blogai. Nes čia jau ne pirmas kartas vien šiandien filmuoti. Tai ir paskutinė ką tik buvo. Ai! O čia tai jau šuolis.
O, ir bosas. Tau viskas gerai? Ne, jam tikrai kažkas negerai. Ладно, leidžiamės. Oi! Oi, 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 oi! Aišku, poнял, kur jie visi, poнял. Я порангал на лимпе. Ще. Так. А kur dar du? O, kur jie? Ne, net nebandyk, kad manęs granatos neįsė. Kur jis du? Nulindo. Alio. Genijus. Mes jau striginom. Oi. Na. Na. Ai, ką daryt? Sakyk, kad mums užteks patronų. Taip, užteko. Reikia tikėsiu ant AKM, kokie užteks man. O to jeigu vėl taip nutiks, man atrodo, mums taip jau nepasiseks, kad mes kvaliai disaptikui dar turime. Pati patroną ar kas čia. Patronai. Ir AKM. Sell. TV. Op. Oplė. Ir oplė. Gerai. Aš pasiruošęs. Skrendam. Liepam ant napo. Parvirčiaus. O, žiūrėk. O, ir šakutės atsiranda. Na. Nu ir kur jūs einat? Jūs įspręsit jau? Ne? Kur tu lipi? Jie arba va čia limba pas mane, arba į patį pastatą. Net nežinau, ką daryti. Reikės kažkaip tai valyti. Apačią. Ten tikriausiai daug susirinko jau. Tas stovi, tai nieko nereaguoja net. Na. Ir normaliai taip greitai varo. Ant to pastovi. Tai ne, va pa 5 baigėsi patronai. На ту. Аж сюда. На. На ту. Ой. Раме, дронai. Visi raminki. Šitas dainos, jos šiaip realiai atmosferos prideda kažkokį actioną. Dar aš su savo kaukės sėdžiu. Šakutės, naujagimiai visokie. Oi. Kas tie naujagimiai? Tai naujausi tvėrimo mašinos, kurie teletabius, kurie buvo infektinta nunu. Tai siurblys toks. Ir jis dabar kuria visokius šlėkščius atvėrimus. Nu, ir kadangi jie neseniai panašu atsiradę, dėl to jas vadina naujagimiais. Kito paaiškimo aš negaliu duoti. O! Kažkoks tai žmogus prisijungia. Tikiuosi jis neišlyvins kaip tas kinietis iš praeito bandymo.
Tikiuosi bus viskas gerai. Skipinu. Let's go! Oi! Kas čia buvo? Ai! Raundas tik prasidėjo, man jau bloga. Ai! Čia velnio. Здорово. Ramiai. Sina mūsų tvirima tiesiog išlindo. Na tai. Na. Kur jūs bėgate? Na. Oi, automatijų patronai baigėsi. O jų dar 30 su bosa. Mini-босса тихлёв. То есть его нахуй, короче, užlipo. O, matau, jis bėga jau, короче. Ей. Ramiai. Supranai. Kokia vėliau. Так, reikia greičiau Ai! Atsikratinėti visų šitų šlamštų iš kitų teleslandytabų. Ale čarito! Pam! Kur tu bėgęs čia? Ramiai. Kur tu bėgėjai? Apgal patys save teleportavo genijus. Atsargiai. Tada muškit paskutinius. Ярарарарарара. Ты куда? Че? То, что минус телепортовой гений. Я его, короче, маму липа. Отсиюнги. Ладно, варум. Ai, kryva. Čia truputį keistas dalykas. Kaip jie taip eina? Mes vandeniu einam, короче. Heal. Patronai. Dar patronai. Dar patronai. Ir dar patronai. Give. Gerai, 100.
Ir tai iki bosų. Paskutinė. Jau šakutis matau. Jis čia bus dažnas. Ладно, mums mašina ten lipsim ten. Prasirausim, reiškia. Varom. Darom. Na. Ai. Sėdi Smiglius. Kas? Smiglius. Top 10 juokingų vardų. Antra vieta Smiglius. Na. Devyni patronai. Kaip tai bus naudinga? Gyvas. Na. Na. Žmonės atsargiai. Taip mirsit. That's why 50-50, yep. Paskutinis, na. Tai bus, o nebus. Tak, ant viršaus. Varom. Tai čia. Perkam. Op. Taip. Viskas. Puliumetą jis pasiėmė. Normaliai. Gerai, du bosai, tiksliau, du broliai akrobatai dabar bus. Ir tada 103. Randavai instrumental. Let's go! Na! Nepataikė. Ладно, погнали в атаку. Шалду. На. Персикрауна. Na! Vienas, jo. Toliau tik tais būdais, bet ne, tikrai ne RPG. Viskas tau gerai. Tikrai? Taip. Gerai. Tikrai jam negerai. Jis sustrigo, karočią ant akmens. Tiesiog šaudo ir pinigai. Viskas gerai. Na, jūs
broliai robotai. Tau viskas gerai. Ne, jam tikrai ne viskas gerai, kas jis neužstrigo. Jis tikrai neužstrigo. Ta atsargiai, nu... Sdох. Sdох. Всё, varom toliau. Paskutinė dalis liko. Jis čia, čia. Kuris? Štai kuris. AKM. RPG. Dar. Finalas. Opa! O man tai patinka! Šimtai kažkur tai. Oi! Kaip šita daina gerai šoka. Daužo. Jie nesigavo, kaip jie tai rašė. Tada pas tavim stovi gigantiškas monstras. Tau normaliai? Ką? Mūsų ketveri. Mūsų realiai ketvirti čia kažkoks tai gėsas atėjo. Ir va čia dar man įsivaizduoju, koks pasišuokas jis. Čia jau 11, o jis čia tik persigraudė.
O gal pasitrauk iš ten, tu ten su vienu pistoletu. Čia? Ne. Esu į blogą. Bus. Man reikia dėktis jį. Tai jis taip. Mirė. Pas mus vienas kareivis mirė. Ką darom? Pradėsim saugoti frontą. Tave. Ai! Paskutiniai. Pau! Taip! Taip! Yeah, boy! Sick barrel, man! Mes laimėjom! Nu čia, rебят, tai buvo šauni kova, o tai buvo pirma dalis projektas Laisva Teletabija.